Tai gerbimi žiūrovai, šiandien kartu su manimi vienas iš kovotojų, kuris ruošiasi kovo 22 dienai žengti Twinsbet arenoje į didįjį KOK ringą. Tai yra vienas geriausių Lietuvos boksininkų Jonas Jezevičius. Labas, Sveiki. Jonai. Tai papasakok, nuo ko viskas prasidėjo. Vis tiek buvo pradžia, ar tu pirma sporto disciplina ir buvo boksas, kai atėjai ir užsikrėtei tuo, ar kažkaip viskas rutuliojosi šiek tiek įdomiau ir kitaip? Taip, tikrai buvo įdomiau, prasidėjo mano sporto karjera nuo rankinio, tai ir kažkaip... Po kelių metų į rankinį nuėjai? Šiaip gal 12-5 klasėje, aš neatsimenu tiksliai amžiaus, bet sportavau ilgai dar, net po 12 klasių porą metų sportavau su tarpais tokiais ir atsimenu buvo pirmas kažkaip treneris, buvo ir bokso trefkas nuėjęs kelis kartus. Ir po to treneris pasako, ateik pasiruošę ir sudalyvausi, gal čia arba tik pasisversinu, ten tokia būdavo... Bokso varžybose? Jo, bokso varžybose, tai kad ten tokia sistema pasisveri ir kartais gali be kovų laimėti tokią gerą vietą. Bet sako, tai gal sudalyvausiu, vienas kažkaip pasisvėriau ir tik vienas kovotojas buvo, tai sako, gal sudalyvausiu, finaliai iškart dėl pirmos antros vietos, sakau, davai, sudalyvausiu, tai sudalyvau ten per 20 sekundžių laimėjo, nes iki kovo buvo. Ir tapau Lietuvos čempionas jaunių. Jaunių. O po to vėl grįžau tenais į rankinį, žaidžiau. Ir po to atėjo, paaugau ten porą metų ir vėl treneris sako, gal nori vėl pasiruošti. Bet tu reiškia, po to, kai laimėjai tą kovą, tu periodiškai eidavai ir bokso treniruotės, ar tada grįžai į rankinį ir boksą? Šiaip nepamenu tiksliai, bet yra buvę taip, kad irgi einu į vieną trefį ir po to į kitą, kad tenais galėtum ir tenais dalyvauti. Tai iš vis ten, dabar papasakosiu, kas buvo jaunimo čempionate, tai buvo taip, kad irgi, sako, ateik pasportuoti, treneriui žaidžiau aukščiausioje rankinio lygoje, komandai Lušy, dar jeigu kažkas pamena, ir pasakiau treneriui, kad sergu, išėjau iš treniruočių ir ėjau bokso treniruotės tuo metu, tada laimėjau Lietuvos čempionatą bokso ir grįžau į rankinio treniruotės, treneris sako, tai sergai, ne, aš sakau, jo, sirgau. Mačiau, kaip sirgai laikraštį rašė, laimėdamas Lietuvos čempionatą. Taip pat, sako treneris, tai pasirinko, kokį sportą nori sportuoti ir panašiai. Tai va, tuo metu buvau net 2 sporto šakų Lietuvos rinktinėse. Oho. Tai ir paskui tiesiog atėjo ta kryžkelė, kad reikėjo pasirinkti, ar ne? Jo, tai treneris sako pasirinkti, aš tuo metu pasirinkau rankinį, bet pasirodo, boksą dar nepaleido visai. ir svarstau rankinį ir po to dar sudalyvavau Lietuvos suaugusių bokso čempionate, tenais man prastai sekėsi. Ir po to tokia pertrauka buvo ilga gana, 6-7 metų. Ir dabar po pertraukos sugrįžęs į boksą 6-7 metai. 6-7 metai, ar ne? Jo. Kas lėmė tavo sugrįžimą? Kaip viskas? Aš tikiuosi, kad tu taip suprantu, kad tu bokso nepaleidai visą gyvenimą, vis tiek periodiškai taip ar taip, bet paskui jau prieš 6-7 metus tu jau tvirtai nusprendei, kad grįžti į boksą ir sieksi bokso aukštumų. Kas motivavo tave taip pasielgti? Nežinau, įdomiai buvo, ten buvau per tos 6-7 pertraukoje, buvau ir kariuomenėje, ir užsienį, tai daug ko pamačiau ir supratau, gal nežinau, tada buvau sugrįžęs, tai teisingai, nepaminėjau, buvau sugrįžęs į rankinį, ten pamačiau, kad biški nesąmonė, nes, jeigu tu stengiasi, kitas nesistengia ir komanda nelaimė, tai biški nesąmonė. Komandinis toks sportas, jo, tavęs gali nepriklausyti. Viskas, taip. O bokse tai jau vienas stovi, tai ir kažkaip, nežinau, užsikabinau, pamačiau, man patiko, ten Stanionės rodė aukštus rezultatus, tai gal užsimaniau tiesiog, pabandysiu, pabandžiau, neblogai sekasi. Kokius titulus esi laimėjęs, pripažinimus pelnęs ir kuris tau iš jų yra pats toksai, kad, mieliausia širdžiai? Na, titulai tai, kaip ir minėjau, jaunučių Lietuvos čempionas, jaunimo Lietuvos čempionas, jaunimo Lietuvos čempionas, tada dar 4 kartus suaugusių grupės Lietuvos čempionas. Tai ir dar esu nemažai tarptautinių turnyrų laimėjęs ir Europos žaidynėse 5 vietą. Mes kažkaip kalbėjom. Sakyti, iškovojau, bet iš tikrųjų pralaimėjau, nes Europos žaidynėse buvo 1-2 vietą atsirinkę olimpinės žaidynės, tai nepavyko atsirinkti, tai neskaitau, kad iškovojau, bet nelaimėjau. Paskutinę kovą pralaimėjau
ir nepatekau. Kalbėjom, kad būtent va šita kova, kurią tu dabar paminėjai, buvo tokia viena iš svarbiausių, ar ne, tau kažkaip tai karjeroje sakė, kad ar sunkiausia? Nu, jinai labai svarbi buvo, gal nesunkiausia, gal šiaip svarbi, labai svarbi, nes svarbiausia, tai visas kovos tam tikra prasme yra svarbios. Tai, bet jo, sunki kova buvo ir svarbi, jo, būčiau laimėjęs, sekanti kova, dar vieną būčiau laimėjęs ir būčiau patekęs į olimpinės žaidynės, tai vadinčiausi olimpiečiu. Labai reikia daug turbūt fizinio ir psichologinio pasiruošimo, važiuoji, sakykime, į žaidynės, į čempionatą ar ne, kiek per tą periodą turi kovų sukovoti, jeigu pradedi ir paskui keliauji iki pačio aukščiausio laiptelio. Ten faktiškai kasdieną turi kovoti, ar ne? Tam tikrą laiką. Tai yra, iš tikrųjų yra taip, atvyksta visi kovotojai, padaro lenteles, surūšiuoja kiek ir tokia vieno pralaimėjimo būdu keliasi viršų, kas jei pralaimi nebekovoja. Tai, Minuso sistema. Minuso sistema, teisingai. Ir nežinai, gali būti, kad kiekvieną dieną kovosi, gali būti kas antrą, gali būti pertrauka. Aišku, dažniausiai būna, kad ten pusfinalis, ketvirtfinalis, pusfinalis, finalas būna be pertraukų. Būna taip, bet būna su pertraukom. Tai o koks tu esi kovotojas? Aštrus, apgalvojantis, ar aklainantis į priekį, truputėlį analizuojantis priešininką, ar sakai, ruošiuosi, kas bus, tas bus? Manau, buvau toks aklai einantis į priekį, nes pavykdavo palaužti varžovus, manau, esu ištvermingas labai ir tai irgi yra man labai didelis pliusas, bet šiuo metu dabar biškį ir svorio kategoriją bandau keisti ir bandau protingesnį boksą laikytis, kad kuo mažiau smūgių prasileisti ir kad gražesnis boksas būtų ir gražesnis žiūrovom vaizdas. O paminėjai svorio kategoriją bandai keisti, dėl ko, kodėl? Pereini žemesnę? Taip, visą laiką boksausi 92 plus kategorijoje, dabar pereinu į 90, iki 90. Čia pasikeitė biškai kategorijos, buvo iki 92, bet dabar dar pasikeitė iki 90. Tai nežinau, galvoju taip, kad kaip pliusė esi, ateina labai aukšti ir ten, tarkim, 2 metrų ateina varžovas, 2 metrų ir sveria ten, tarkim, 120. Supratau. Tai tu jo nelabai pastumsi, o mano tas būdavo ir pranašumas, kad aš pastumdavau visus. Tai va, aš galvoju, kad nusimetus svorio, jo, gali būti irgi 2 metrinių varžovų, bet... Bus jau bent jau panašiai. Bet svorio kategorija, ta pati, tas svoris bus tas pats, jo. Taip galvoju. Tai, nežinau, pabandysiu čia. Nebūtinai, kad ir liksiu, gali būti sverdamas 95, boksosiu už plus 90. Taip irgi gali būti, nes netmetu to fakto, bet pabandyti noriu ir toj kategorijai. Kas tau kovoj svarbiausia? Apskritai. Nugalėti. Pergalė? Pergalė, ja. Tai stengiasi pasiekti pergalę, bet jeigu, žinai, kad ypač kažkoks stiprus varžovas, tai ko geriau pasirodyti. Galėčiau, kaip klausėt, papasakoti apie sunkiausią ir gal įsimintiniausią kovą. Tai buvo, kaip ir minėjau per konferenciją spaudos, kad buvo su Nelvi Tiafaku, jis buvo Europos čempionas. Ten visą kovą pralaiminėjau, bet visi žiūrovai vis tiek skandavo mano vardą. Ir labai buvo faina, labai gera emocija buvo. Ir nors ir nelaimėjau, bet pasidaviau viską, ką galėjau. Tai džiaugiausi savim, tai vat, gal ir pakeičiau atsakymą savo, kad nelaimėti svarbiausia, o padaryti viską, ką gali. O kovoji Lietuvoje ir užsienį? Kovom ne Žalgirio, Halėje. Halėje, ar ne? Sporto Halėje, ja. Žiūrovų palaikymas. Čia vėlgi turbūt su kai kuriais sportininkais esu kalbėjęs, aišku, visiems mieliausiai kovoti namuose, kada ateina draugai, kada ateina žiūrovai, palaiko, bet tuo pačiu tai nemaža atsakomybė, nes tu lyg ir kažkaip įsipareigojęs čia tą laimėjimą padovanoti ir panašiai. Užsienį tu eini, kaip sakai, nėra ką prarasti, einu į priekį. Jo, palaikys varžovą, jo, man reikia apsišarvuoti kažkokią tai kantrybę. Pačiam Lietuvoje ir užsienyje. Bet kokios mintis kovojant ten, turbūt reikia skirtingo psichologinio pasiruošimo. Šiaip aš tai manau, kad psichologiškai esu gerai pasiruošęs ir visur stengiasi kuo geriau save parodyti, bet kai boksuojasi namie, tai aš kaip tos atsakomybės gal tokios labai nejauti. Atsakomybė gal ateina, kai žinai, kad kovoji prieš silpnesnį varžovą. Ir ta prasme, kad nes vis tiek boksas yra toks sportas, kur gali vieną prasileisti ir nebeatsistoti. Tai čia visiems tas grėsia. Ir tada atsakomybė atsiranda nepralaimėti silpnesniam varžovam. O kai namuose, kad pralaimėsi, tai svarbiausia, kad viską padarysi, ką gali. Tai
Bet man labiau namie patinka, kai skanduoja Lietuva arba Jonai, tai man labai patinka. Iš kantrybės tave sunku išvesti. Na, žinai, būna spaudos konferencijos, galbūt priešininkas kažkoks truputėlį aštresnis, ten kokį, žinai, pasako vieną kitą žodį, gal laukia, kol tu ten pastumsi. Ar tu toks išlieki ramus, santūrus, ar tu gali užsivesti? Nežinau, dar tokios situacijos neturėjau, bet manau, kad išlikčiau ramus ir užsiveščiau ringę, po to parodyčiau, kad atsimtų savo žodžius už tai, ką kalbėjo. Koks tu gyvenime ir ringėsi skirtingas žmogus? Gal tam tikram prasme ir panašus, vienodas ir kažkiek ir skirtingas, nes seniau būdavo, kad kai boksodavaisi, tai prarasdavau savitardą, tokį prasileidai kažkokį smūgį, tada susinervuoji, eini į priekį ir dar daugiau prasileidai. O dabar stengiuosi, kad to nebūtų. Tai vat, būti koks esu paprastam gyvenime, kad šaltų nervų, ramus ir pasiekti savo tikslą. Girdi, kad treneris sako, pavyzdžiui, kovos metu, ar užsiblokuoji ringį ir pats darai kažkokį planą? Įvairiai, būna, šiaip stengiuosi girdėti, nes treneris tikrai geras yra ir tikrai gerų patarimų duoda ir mato, kaip vyksta kova ir žino, ką patarti. Tai stengiuosi girdėti, bet tikrai ne visada būna, kad girdžiu tai. Bet žinai, kad arenose būna daug trenerių, kurie sėdi tribūnose, kurie patarinėja, kaip daryti. Ne, tai... Ar girdi kitus žmonės, ar reiškia sugebi savo vidinėme pasaulyje atrasti tą kelią ir girdėti tik tai, ką reikia? Būna, kad girdžiu ir kitus, būna, kad girdžiu ir treneriai, būna, kad ir kitų negirdžiu, būna ir kad treneriai girdžiu, bet pavyzdžiui, iš aplinkos toks labai geras yra patarimas, ką patarinėti tenais. Dešinė, kairė, dešinė, tokį. Tikrai tokio negirdėsi ir tikrai nepritaikysi. Bet jeigu pasikavę rankas ir išgirsti, tai tikrai naudingas patarimas būna. Bet ten, kai pradeda dešinė šoninė, apatinė kairė, ten tokį, tai tikrai ir neišpildysi ir kažin ar išgirsi. Kaip susitvarkai su jauduliu? Visgi būna saliai, kada aš paringuojas ar ne, yra vienaip, kada išeini erdvėje, kur yra daug žiūrovų, yra šviesos, yra muzika, yra dar jeigu tavo kova ten ne pačioj pradžioj reikia pralaukti ar ne. Kai kurie kovotojai sako, perdegu, tiesiog, išeinu ten muzika, žmonės, aš sako, išeinu į ringą, sako, nesuprantu, kaip čia aš dabar taip čia kovoju, nes salėje viskas kitaip. Buvo tau tokių situacijų? Kad perdegčiau, tikrai nėra buvę, bet susitvarkau kažkaip, nežinau, yra buvę taip, kad daryčiau tokius kvėpavimus, tenais pakvėpuoji, tuos nusiraminim, bet aš šiaip būnu ramus kažkaip, nežinau, stengiasi nedegti. Tai yra buvę, kad sirdamas jau kovoti, tai va gal čia toks, bet nepavadinsi perdegimu. Šiaip su to psichologiniu, manau, kad labai gerai susitvarkau ir tokių nebūna kažkokių blogų atvejų. Viskas gerai būna. Kalbant apie adrenaliną kovos metu, vėlgi kai kurie sportininkai pasakoja, sako, kad lyg tai jaučiu, kad kažkas ne taip, gal čia ir skauda truputėlį ir sako, atkovoju ir paskui ten sako, opa, šonkaulis lūžo, opa, ten ranka išnyro. Dar kažkas. Tai tau buvo tokių situacijų, kad kažkas tai trauma buvo, bet tu tiesiog atkovoji toliau ir tik paskui daktaras sako, klausyk, tau čia rimtoka trauma. Kažkas panašaus yra buvę čia labai senai, kai dar jaunime biškai boksavau, tada laimėjau ten čempionatą Lietuvos jaunimo, tada sako, kad važiuosim į pasaulio čempionatą ir tada nuvykome į stovyklą Lenkijoje. Ir toks sparingas buvo tenais su labai geru boksininku, jisai ten irgi Europos lygtai čempionas buvo, bet lengvesnė kategorija. Mes pradėjome boksuotis, per pirmą raundą aš tai prasileidau ir galvojau, kad kažkaip labai nosį pradėjo neštėti. Po to ten toliau atsiboksavom 4 ar 5 raundus, neatsimenu. Ir kažkaip baigėsi kova, viskas gerai, atsiboksau, gerai jaučiuosi, pasižiūriu per veidrodį išlindus kremzlė per odą. Tai nosis, tai tikrai nefainai buvo. Jo, lūžo nosis, tai apsidarė mano kelias į pasaulio čempionatą tuo metu ir operaciją reikėjo daryti. Ja. Bet čia kovos metu ar sparingų metu? Sparingų, ne? Ja. Aha. Sparingų. Pakalbėkime apie artėjančią kovą. Kovo 22 dieną, žinau, kad iki to laiko daugiau nei mėnuo liko ir žinau, kad važiuoji ir į stovyklą, važiuoji ir į kitus pasiruošimus. Tai koks tavo dar pasiruošimo kelias laukia, kokioj tu dabar formoje esi etape? Nežinau, forma tai jaučiuosi labai gerai iš tikrųjų.
treniruotės sunkios, po 2 treniruotės per dieną darom, ryte ir vakare. Šiaip bus dabar stovykla jo Druskininkuose, ten 2,5 gal savaitės, tikrai nelengvas laikas laukia. Bus sunku, tenais viskas, sporto centras yra viskas, ten yra ko reikia sportininkam. Ir suvažiuoja, ko gero, daug ar ne, tokių sparring partnerių. Nu, gaila, užsieniečiai sakė, lyg ir nebus, gal dar kažką prisišauksim, bet šiaip visa rinktinė bus, tai žiūrėsim, kaip ten bus. O po to grįšim iš stovyklos savaitę čia atsigauti, atsikvėpti tikriausiai. Ir bus tikriausiai pasiektas pikas tos stovyklos, ką užsidirbom, tai turėsim ir vykstam į turnyrą Debrecene, Vengrijoje, kovo 10-17. Supratau, tai bus labai geras apšilimas. Labai gerai. Tavo priešininkas, jau esate pažįstami, esate ir kovoję, kaip baigėsi tos kovos ir kaip vertini savo varžovą? Nuvertinu gerai, šaunuolis šiaip labai tobulėja, vis tobulėja, vis geresnis, nežinau, mes esame kovoję gal 4 ar 5 kartus, ten visus kartus esu laimėjęs prieš jį, bet kiekvieną kartą, kai susitikdavom, būdavo vis sunkiau, tai tikiuosi šį kartą nepermuš serijas. Kokios tavo stipriosios pusės, kaip tu galvoji, jau matai susitinki kelintą kartą ir tu žinai, kad visgi jeigu laimėjai, tai reiškia kažkokį tai kozerį savo išmesdavai. Bet tu jautiesi, kad, sakai, mano va tokia kombinacija, 1-1-2, va šita yra mano firminė ir aš ją... Tai būdavo mano firminė šoninis per ranką, jis, tarkim, džebą muša kairę, o aš per tą ranką dešinę šoninį. Tai, bet jis jau tą suprato, kad tai yra pavojingas mano smūgis ir kažkokią specialią gynybą ir saugojosi labai to smūgio. Tai dabar neatskleisiu, reiks kažką kito paruošti. Tavo brolis Justas irgi, jisai visą laiką, visą gyvenimą, nesvarbu, kad bizniai, lėkimas ir panašiai, visą laiką užeidavo į sporto salę, prieš kurį laiką pasidavė avantūrai, kad sukovoti su Profleimu, kokie turnyre, kai išgirdai šią žinią, kaip palaikai brolį? Labai palaikiau, aš galvojau, ten tai važinėkėjo ir ten nieko nebus, bet iš tikrųjų vyko kova ir labai gerai pasirašė tenais. Ir aš jam kelias treniruotės pravedžiau ir šiaip labai sportavo, aišku, tenais jam sunku buvo. Bet ne dėl to, kad daug darbų, daug ir sportuoti, ir šeima, ir viskas, bet pasiruošė, man pasirodė labai gerai, ir Profleimas labai gerai pasirodė, kova. Graži kova šiaip buvo. Graži kova, renginys, viskas buvo. Tikrai labai šaunuoliai abudu ir jūs, kas organizavot. Sakyk, Jonai, kalbėjom labai daug apie boksą, apie sportą, atrodo, kad tu neišeini tiesiog į sporto salės, bet vis tiek turi, sakykime, kažkokių tai veiklų, hobių, ką tu mėgsti veikti, jeigu laisvo laiko turi kažkokių tokių, vat. Ja, turiu, šiaip mėgstu degintis labai. Na, Lietuvoje dabar sudėtingiau. Sudėtingiau, ja, bet šiaip vasarą tai labai mėgstu paplūdimy pagulėti. Šiaip, ką žinau, kartais paskaitau knygas, kai turiu laiko, bet dabar paskutiniu metu nelabai turiu, nes studijuoju Lietuvos sporto universitete, treniravimo. Taip. Jau kaip ir po truputį treniruotės pradedu vesti. Tai va, irgi toks kaip hobis, bet ateityje bus darbas. Bet sako, geriausias darbas yra tavo malonumas. Tai net nesijaučia, kad darbas. Kalbant apie treniruotės, tu ar grupėm vedi, ar jaunimui, ar privačias treniruotės? Ne grupėm. Šiaip orientuojas labiau į asmeninės treniruotės, bet yra pas mane ir grupelių, kur ateina 3-4, 5 net, tai su tokiais sportuoju, bet toks labiau asmeninių treniruočių pagrindą treniruotės, nes grupiniams tai pats ir varžybom ruošiuosi, ir stovyklos, ir varžybos. Gal ir laiko trūksta? Nebūna ir laiko biškai trūksta. Ir čia būna, kad mano treniruotės, kitos tas treniruotės pravesti, tai nelabai visur spėjai. Kokie žmonės ateina, pavyzdžiui, asmeninės treniruotės, ar ne? Aš įsivaizduoju, kad tai neateina galbūt tie varžybiniai, kurie ruošiasi varžybom, nors gal ir tokie ateina, bet turbūt ateina žmonės, kad tiesiog tavo tą tokį fizinį tonusą pakelt, ar ne? Kokie žmonės, sakykime, versle užsisuki, galva pilna, tu ateini įsikraut, ko gero, ar ne? Nu, iš tikrųjų visokių yra net ir verslininkų yra pora ir jie kaip ir irgi, tai kaip ir sako, užsisukė, bet ir paspalvoja šiaip žmogus visą gyvenimą sportuoja, tai
jam ir biškių technikos pasimokai, nes kiekvienas treneris individualiai kitą treniruoja. Ir šiaip dabar jau pradėjau vesti šiaip tokiam, labiau, kad pradedantiesiems vidų, bet atsiranda ir profesionalių kovotojų, kurie nori patobulinti bokso techniką, nes aš biškiai akcentuojasi į būtent techniką. Bet ir aišku, tą ir tonusą, ir užkalam kojytės, kad pavargtų, kad paprakaituotų, taip. Šiaip įvairių žmonių, šiaip gera istorija buvo, kad per tokią traumytę turėjau po Lietuvos čempionato, man daug atplaišų buvo alkūniai ir ėjau reabilitaciją pas tokį kineziterapeutą, pasakiau, kad vedu treniruotės, tai surinko grupelį ir jis atėjo. Ai, supratau. Tai fainai gavosi. Tai iš tikrųjų daugelis, ko gero, aišku, ateina turbūt gali net ir tie patys MMA kovotojai ateiti, kad norėtų jie patobulinti savo ten smūginę techniką, rankas pastatyti ar ne, bet ko gero kiti ateina tiesiog, kad praleist laiką, neiti taip ir į sporto salę šiaip, bet ateiti pas trenerį, kur truputėlį duodi. Koks tu treneris beje, esi griežtas? Aš manau, kad griežtas, jo. Šiaip manau, kad griežtas, nes, žinau, ateina vienas toks bičiukas, ateina, jis nori daugiau kalbėti, aš galvoju, gerai, pailsėjai, o dirbam dabar. Nes aš manau, kad vis tiek ateini pasportuotojai, aš kažkaip blogai jausiuosi, jeigu tu neatsportuosi gerai. Pavyzdžiui, man geriau bus, kai tu pavargsi ar ten kažką, bet kai ateina žmonės, žinau, ateina pas kitus ar trenerius tenais. Pakalbėti, išsikalbėti, pabendrauti, ar ne? Jo, pabendrauti, aš irgi galiu pakalbėti, bet aš kaip blogai jausiuosi, kad tu blogiau pasportavai. Žodžiu, jisai daro atsispaudimus ir galim kalbėti. Va, būtent. Tai būna irgi kažką treniruojas technikos, arba užduotį turi ką daryti ir jis sustoja su manim pakalbėti. Aš sakau, tai tu daryk pratimą ir šnekam. Sunku tada. Sunku, jo, sunkiau, tada nekalbėk. Kalbėjome apie muziką. Kiek tau svarbi, pavyzdžiui, muzika, kodėl prašnekau? Tai turbūt vis tiek turi mėgstamų grupių ir atlikėjų, kurių pasiklausai tam tikrų metų, bet išėjimas į ringą vėlgi yra lydimas muzikos. Mėgėjų bokse gal to nėra, bet kada kovoji, sakei, tarptautiniuose turnyruose ir panašiai, tai vis tiek tavo išėjimą lydi muzika. Ar turi pasirinkęs kažkokį ir galbūt Vilniui kažkokį rušį performansą? Kiek tu tas svarbu yra apskritai? Ja, šiaip svarbu, tu vis tiek prieš pat kovą išeini, tu taip nusteikimo tavo savo pasidarai, tu geriau jautiesi, užsivedi ir panašiai, tai turėjau čia tokią dainą atradęs gerą lietuvišką, bet biškino kopijavo vienas kovotojas, tai kažkaip nebenoriu jos kartot, nes kaip ir mano pasiėmė tokią dalį. Tai galvoju, kad reikia surasti, išgalvoti kažkokią naują. Ir užsipatentuoti. Sakyti, viskas, mano išėjimas pagal šitą dalyką. Gal dabar kažkas išgirs šitą mūsų pokalbį, tai gal ir supras ir pasinaudos tą, bet kad nebūtų tas pats žmogus tą pačią sekančią dainą nukopijos. Tau, pavyzdžiui, turnyrė kovot, ar ne? Lengviau, kad atkovoji ir žiūri turnyrą, ar visgi, kad fainai, kad tavo kova prie, pavyzdžiui, ten pagrindinio fight cardo, kur reikia jau truputėlį palaukti nuo pradžių ir reiškia, jau tada vėl reikia su savo mintim susitvarkyti. Šiaip realiai tai geriausia būtų, kad atšėjai, atkovoji ir ramu, bet iš tikrųjų tai žinau, kad pačios įdomiausias, svarbiausias kovas būna gale, tai vien dėl to gal fainiausia gale, kad būtų. Kas tavo fanai didžiausia? Tai draugai realiai šeima, visi, tokie neturiu, kad kažkokios specialus sirgalius būtų. Bet pergyvena dėl kaip eini? Bet jo, visi kažkaip pergyvena, nes šeima jau tikriausiai ypatingai, bet kažkaip... Žino, kad kitaip nebus. Jo, kitaip nebus, taip. Gerai, Jonai, tai ką tu į kamerą norėtum dabar perduoti savo varžovui? Liko apie mėnuo, daugiau nei mėnuo pasiruošime, tai gali perduoti jam kokią nors žinutę. Ką tai, linkėjimai ir tikiuosi parodysim žiūrovom gerą kovą. Jonai, ačiū, kad apsilankėjai šiandien pas mus. Linkiu tau labai geros stovyklos, žinau, kad jau labai greitai išvažiuoji, gero pasiruošimo, nekantriai lauksime tavo kovos ir tikrai manau, kad išvysime puikų kovinį šou, kovo 22 dieną Vilniuje Twinsbet arenoje. Ačiū labai. Ačiū. Ir iki. Iki. Super. Matai, kiek išsikalbėjom. Ja. Pasaulinis turnyras KUK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius Twinsbet arena. Visa informacija bushido.lt.